Taigi, sveiki visi StarCraft 2 mėgėjai, į 7 kovą sveikinu jūs atvykus tarp Lennox ir KM. Žemėlapis vadinasi Typhoon Peaks ir tai yra MLG versija, Lennoxas vėl rašo, čia nebus close, bet kažkodėl man atrodo, kad čia kaip tik close ir yra. Nesuprantu aš šito, kaip čia suprasti, čia nebus to close, vien žodžiu, jeigu kas nors suprantat, man paaiškinkit. Taip, bet kuriuo atveju, iki šiol šios serijos kovų pergalių santykis yra 3-3 ir tai yra lemiama kova ir taip, labai tikiuosi, kad laimės Lennoxas, nes aš uždargus servu ir na bet kuriuo atveju, geriausia būtų, kad būtų graži kova. Taip, dabar, kad čia aš galėčiau papasakot, galėčiau papasakot apie, kaip man sekasi Battle.net. Sekasi kol kas visai neprastai. Laimiu, aišku, kovas. Pastaruoju metu netgi daugiau laimiu kovų, negu kad pralaimiu. Ir kopiu po truputėlį rankingo laiptis aukštyn. Bet kuriuo atveju. Galiu papasakoti tokį vieną nutikimą, kad vienu žodžiu buvo toks žmogelis, aš jį ten su benelingais užpuoliau. Su zerglingais, tą vadinamą benelingų proveržį bandžiau padaryti. Ir man tai pavyko, aš beveik visą bazę sunaikinau. Ir esmė tame, kad žmogelis pakėlė savo vadavietę ir tiesiog išskrido. Aš klausiu, ką tu čia darai? Tas žmogelis man atrašo, sako, varau, pavalgysiu, sako, užknysiu mane, jūs zergai, tipo tie, kurio nerūšina, tiesiog labai greit užpuola netikėtai, taip ir su tokiom nemenkom pajėgom, sako, jūs užknis. Aš toks apšalęs, ką aš žinau, galvoju, visokių, aišku, žmonių yra visokių reikia. Tai šiek tiek užtrukau, gal padariau mutaliskų ir tiesiog sunaikinau jį ir, žodžiu, smagu buvo. Taip, ką mes matom? Mes matom, KM'as ir vėl įsidrasinęs, veikiausiai pradės bunkerius statyti, Lennoxas tuo tarpu plečiasi. Na ir štai ką mes matom, KM'as, aišku, bunkerius numeta. Lennoxas iškart 3 darbininkus atitraukia, kad pagraužtų KM'o darbininkus. Tai yra, čia tranai, taip, aš įsidinsiu tranai graužia žemės darbininkus, štai Lennoxo darbininkai garsėja kraugeriškumu. Štai pirmasis pėstininkas, tiesa, jis ant tranų užsirovė, ant Lennoxo tranų, jis pas nesuprato, ką jis daro. Jam buvo čia be šansų. Liko dar vienas kareivelis, bet jis aišku niekur neis, nes jis matyt per radio ryšį išgirdo. Oh my god, vienu žodžiu, tiek ir pasakė. Taip, ką mes čia matom. Veisimo baseinas ir pirmoji dujų išgavimo platforma arba ekstraktorius. Anyways, štai pirmoji karalienė užpurškė skystimėlio ant veisyklos peryklos. Ir štai ir antroji karalienė ir turėtų neužilgo purkštelt, ką tik padarė. KM'as stato savo pirmąjį plėtinį vadavietę. Ir štai šita vadavietė yra patobulinta į ryšių centrą. Ir matom netgi vienas jau mulas, netgi 2 mulai nuleisti. Ką mes čia matom 3 lingus, matyt patyrinėti teritoriją atėjo. Bet aišku, prieš 5 pėstininkus labai daug nieko nepadarys. Štai pirmasis bunkeris, pėstininkai tai pamatė, nori bėgti, pagazdinsim, pašaudė, netgi užkapino. Gerai. Štai šitą vadavietę irgi modifikuojasi į ryšių centrą arba logistikos centrą, kaip norite vadinkit. Muzikėlė labai prasta. Štai matom jau tarakonų landynė yra įsteigta iš Lennoxo pusės. Teisingai reikia pasižiūrėti unis ar gal production gamybą, ką mes čia gaminamės. Mes gaminamės kol kas nieko. Vienas tarakonas, jau 3 tarakonai yra, bus iš viso 4 tarakonai, štai karalaitė kakoja grybą, kaip ir turi būt. 3 barakai, rūsys arba saugykla, pilnas bunkeris piktų pėstininkų, kuriam dar būt piktiem, jeigu ne bunkeriai, nes jeigu šitie bachurėlė ateis su dantim ir nagais ginkluoti, tai maža nepasirodys. Netgi, sakyčiau, net iš bunkerio man būtų baisu sėdėti ir šaudyti šitokius.
Taip, matom, vienas lingas pasiaukojo tam, kad pasakytų visai likusiai zargų armijai, kad pavojus, bahūrai, vyrai, mus puola, mus gali užpult. Aišku, lingas tas. Koks skirtumas, vieną lingą praradai, padarysi 10. Aš labai mėgstu priešininkus lingais užkraut. Oi, kaip jie ten viską graužia, oi, kaip graužia. Man labai patinka. Galiu netgi pasigirti, buvau nugalėjęs vieną iš auksinės lygos bahurėlį. Bet man atrodo, jis šiaip aš nemoka. Aš nežinau, kaip jis to auksinį lygą atsirado. Bet kuriuo atveju, netgi buvau ir sidabrinių lygų irgi nugalėjęs. Bet irgi neįspūdingai lošia, aš net įsivaizduoju, kaip ten matyti tuos mūšius, kur 5 yra prieš nulemintis, kurioje tu lygų atsidursi, matyti jie visus jos laimė, o paskiau netyčia gauna prieš žemesnio rango žaidėjus. Štai ką mes matom, 7 tarakonai ištaškė bunkerį ir pradėjo taškyti kariai vėlį. Ir na kas laimės, aišku, pėstininkai, netiek jau čia daug tų tarakonų. Liko tik bala ir dantis, bet nu ką, užtat bunkerio nėra. Taip, ką mes čia matom lingą. Keistas žemėlapis, ne, šitas baltas atrodo. Taip, čia iš visų kampų lingai. Kodėl jūs jie išsklaidyti? Neaišku, na, bet turėtų. Matyt, laukia kažkokio nemalonumų Linuxas. Taip, matom, lingų greitis tai greit bus išvystytas. Čia yra papildoma veisykla formuojasi, kad gal daugiau lervos, turėtų kažkada ir karalaitė, gal kokia nors veisykla atsiras, bet matas neatsiranda, na, bet kuriuo. Štai benelingų lizdas atsiranda. Linuxas stengsis paimti šitą va plėtinį, kas bus jam labai patogu netgi ir apginti. Tuo tarpu KM atsims auksą. Sako, nesismulkinsiu aš. Čia štai vienas pėstininkas mato, kad Linuxas neima aukso, neverta. Taip, pas man kompiuteris kažkodėl lagina. Ką mes matom iš KM? Matom orlaivių gamyklą. Taip, štai matom, vadavietė yra formuosi, galėjo ir anksčiau, tiesiog sakęs, nes tas jis mineralų neturėjo. Taip, ką mes čia matom reaktorius, štai ir, matom puolimą, ir ką turi Linuxas, o Linuxas turi beinlingus, pažiūrėsim, ką jis padarys su tais beinlingais, tikėkime, jis padarys daug. Kur pabėgot? Kur kareivėliai? Atsitraukė? Arba čia deja vu, kaip matricai. Taip, ką mes matom, lingai graužia olas, lingus matyt toj apramins truputėlį šitie maradieriai su pėstininkais. Iškaip spjovau ekraną. Taip. Ir štai, benlingai žūsta, ai. Ir nėra daugiau nieko, tik 24 lingai dar formuojasi ir nei tarakonai, nei nieko. Taip, pažiūrėkime, taip, turi kareivukai stimpeką, bet jie kažkodėl atsitraukia. Tiesą pasakius, jeigu jis dabar būtų, nors dar 24 tik formuojasi, dar 13 benlingų atsiranda, nu pažiūrėsim, ką čia darys KM-as. Pažiūrėsim, ką čia darys Linuxas, nes jis dabar didesniai bėdoj. Ir dar vis nebaigė, štai pagaliau sugraužė. Kiek čia tų, labai daug. Tuoj pažiūrėsim, 17 benlingų ir 27 lingai. Pažiūrėsim, ar jie sugebės per šitą armiją atsilaikyti. Taip, ką mus gamina? Pas mus gamina medivakus. Arba, na, veikiausiai jos reikia medivakas ir vadinti. Pats geriausias pavadinimas. Medicininiai evakuatoriai. Štai matom pastiprinimą. Tavo šiek tiek armija, Linuxas tai puikiai mato. Štai staigiai visas pajėgas atšaukė į vieną krūvą. Dabar būtų labai gerai, kad pasistengtų kaip nors apsupti. Taip, vienas pėstininkas turėjo pastebėti, kas čia dedasi. Taip, ką mes matom, lingai nesiryžo pult, neverta tiesą pasakius. Štai, lengva auka, vienas, o dieve, pėstininkas. Štai, ką mes matom, 17 beinlingų, kiek čia beinlingų dabar bus, dar 30 beinlingų. Oh my god, aš nežinau, ką jis čia darys, bet jis velniop čia viską gali išsprogdinti. Oh dieve. Oh my god, 47 beinlingai. Na, toj KM-as pajus rūstybės zargų rasės. O dieve. Jis siaubingai atrodo.
Čia, tarp kitko, jonvabalė, šis vadinasi gal kai kada jonvabalės, nes tai tikrai šviečia. Gal nešviečia, ties visakius nebūna. Nors ten, kur jie važiuoja, tarkim, čia naktis, čia šviesa, tai viskas šviečia. Bye. Ir darbininkam visiems bye. Nu čia smagu buvo, bet aišku, geriausia būtų, kad jis būtų užpuolęs šitą arenę. Dabar tankai veikiausiai ištaškys čia viską, ar ne? Ar jam pavyks? Ar jam pavyks? Ne, vieningai tankai. Yes, dar kartelį. Vieningai sprokit. Žusta pėsninkai, bet lingų per mažai. Jisai dabar tvarko tanką, tvarkė tanką. Dar vieną tanką muša. Lenoksas sako GG. Lenoksas pralaimėjo šitą 7 kovų seriją. Turėjo vysyklų, aš nesuprantu, kodėl jis pasakė GG, tiesą pasakius. Jis jau buvo sunaikinęs aukso kasyklą. Ir čia neblogai aplamdęs, visus tankus sunaikino, čia tik liko, kiek šitų pėsnikų, 10 gal kokį maksimum, jis būtų staigiai zargingų pridaręs. Lervas jis turėjo į valias ir, ką aš praleidau. Pagrindinę bazę užpuolė Kajemas ir ištaškė visą. Ką aš praleidau. Štai kodėl Lenoksas pasakė GG. Na, bet kuriuo atveju sveikinu Kajemą. Puikiai davosi kaulus Lenoksui. Lenoksas tikiuosi, kad nors dar atsigriebs. Ir gerai, dabar ruošiuosi komentuoti Baltic Sprint turnyro finalinės kovas. Ir taipogi noriu pakviesti visus dalyvauti šitam turnyrui. Jis vyksta kiekvieną ketvirtadienį. Ir A lygos nugalėtojas laimi $5. Nedaug, nei mažai, aišku. Bet su laiku netgi gali StarCraftas atsipirkti. Taip kad visi užeikite į balticgamers.com ir viską smulkiai sužinosit. O dabar laukiam finalų.